po galais, po 2 mėnesio laukimo aš sulaukiau savo eilės ir gavau važiuoti su grupe. Nes aš tikėjausi šitam darbe, kad aš iš karto važiuosiu su grupėm, bet nenoriu šmeižti Norvegų, nenoriu šmeižti šitos firmos, kur aš dirbu, bet aš jums pasakysiu tiesą, kad žinokit, į va tokius utlanderius, tai yra užsieniečiai, kaip aš, Norvegai nelabai kreipia dėmesio. Ir ypač to labiau, kai aš esu įsidarbinus tik tai šiemet ir dar tik tai laikinai tik vasarai. Tai jie man grupės, niekaip nenorėjo duoti. Aš ir taip laukiau, ir prašiau, ir ten verkiau, ir jau, vienu žodžiu, galiausiai davė man šitą grupę, su kuria dabar važiuosiu nuo rytojaus. Aš apsidžiaugiau čia, nuotaika 3000, visiems prisigeiriau, hebrytė, po galais Leila pajudės po Skandinaviją. Ir ką jūs galvojat? Įsijungiu vakar portalą ir žiūriu, aš su tą grupę važiuoju tik 3 dienas ir paskui iš manęs atima kitas, kuris dirba jau ne 1 metai. Tai žinokit, aš puoliau į ašaras, puoliau į depresiją, prisipažįstu, nemeluoju, nes iš tikrųjų aš taip noriu važiuoti su grupėm, bet man taip nesigauna. Nu, žodžiu, paėmiau ir parašiau šefui, sakau, viskas. Sakau, atleiskit mane iš darbo, einu ieškoti darbo į kitą firmą. Ir ką šefas? Šefas šiandien man paskambina ir sako, tu nori, tipo, dirbti su grupėm? Sakau, aš dėl to čia ir esu, kad aš noriu tik su grupėm dirbti. Man, sakau, tas važinėjimas iš oro uosto į Oslą, iš Oslo į oro uostą, nu, ta prasme, iš oro uosto į viešbutį, iš viešbučio į oro uostą, tai sakau, aš negaliu, man, sakau, peilis. Sakau, man dar porą tokių dienų ir aš nusižudau. Šefas sako, gerai viskas, Leila, sako, neįsiparink, mes tau paliekam šitą grupę, važiuok tu su ją visas 10 dienų. Tai va. Šiandien tuščia atvažiavau iš Norvegijos į Stokholmą, į Švediją, tai aš jums galiu pasakyti, kad jaučiuosi kaip vakar tik teisės įsilaikius. Eismas, žmonės, dviratininkai, šviesoforai, čia jums žinai, Norvegija tai kaimas, tenai 3 gatvės ir visos pagrindinės. Čia atvažiavau, yra ką veikti, žinai, šuniukai. Tai, žodžiu, va, čia vyksta belekiek eismo, belekiek žmonių, belekiek visko, belekiek... O, Jėzus! Tai jau biškai reikia daugiau žiūrėti, negu kad Norvegijoje jau tu supranti, negali prikolinti, nes galiu prisiprikolinti. Ir šiaip vos, man atrodo, truko gal kokios pusę minutės, kad būčiau neužsimušus šitą autostradui, nes furistas paėmė tiesiog ir sustojo. Tiesiog vidury kelio sustojo. Aš kažkaip nebūčiau niekada pagalvojus, kad galima vidury kelio sustoti, bet jis tai padarė. Susiradau čia ant tilto vietą autobusui, eisiu dabar ieškoti viešbučio, nes viešbutis turi kažkur būti žemai po apačią, nežinau kuriai pusė, bet nakvyniai. Tai žodžiu, su nuotykiais, su ašarom, su stresu, su blebački, su visko. Nuo ryto, kaip išvažiavau nuo 5:08, tai dabar jau, žinokit, po 5:30, tai va jau atvažiavau, eisiu jau ilsėtis. O rytoj, ką rytoj? Rytoj imu 22 amerikiečius, dėl to, kad labai maža grupė, tai davė ir mažą autobusą, visą laimę. Dar jeigu dar būtų davę didelį autobusą, tai iš vis būčiau išprotėjus. Davė mažiuką, nežinau, kiek tiksliai vietų, bet matosi, ne, bet su švieslangiais, kas man labai labai patinka. Čia kaip, kai jie gulės ir žaibuos, tai galėsiu čia gulėti ir žiūrėti į dangų. Jau prisikroviau vandens amerikiečiam, biškai šaldytuvą, likusi vandenį į apačioj. Viskas ir darbui pasiruošus ir žodžiu 10 dienų pradėsim Stokholme, baigsim Bergene. Tai taip, Dieve padėk man, kad aš nepasirodyčiau šudinai. Laivas plaukia, kai glasa. Ai, Jėzu. Nu, pasaka, kaip Londonas. Man Švedija, Stokholmas tai kaip Londonas sumaišytas su Oslu. Biški to ir aišku pastatai va visokie gražiausi, dideliausi. Autobusiukas mano mažas, 2 ašis, ačiū Dievui, ne va toks. Tai šitas irgi dar pusę velnio, bet būna dar didesnių. Ir į viešbutį. Noriu į dušą įlysti. Noriu stovėti kokių 10 minučių duše, nes aš tiek šiandien morališkai išsikroviau, aš tiek nervinausi, aš sakau, aš net pareiškimą įsivaizduokit, parašiau, kad aš išeinu iš šitos firmos, aš tiek blioviau, nes galvoju, kaip galima tyčiotis. Vien dėl to, kad aš esu naujokė, vien dėl to, kad, kaip naujokė šitoje firmoje, ir vien dėl to, kad aš esu utlanderis, į mane nereikia kreipti dėmesio kaip į žmogų, nu aš irgi taip pat žmogus, aš lygiai taip pat vairuotojas, aš lygiai taip pat noriu dirbti,
Aš ta prasme, ne blemba gulėti bambą išvertus ir gauti pinigus už nieką. Ne, aš noriu dirbti. Nusibliovus. Net blakstienos išlinko, dabar amerikiečiai žvengs iš manęs, sakys, kas antra blakstiena, kas čia per vairuotoją. Viskas. Važiuojam. Būna ir taip, kad užrakini autobusą, išjungi masę, užrakini viską, vienu žodžiu padarai, kad būtų viskas jau čia kibarį, nes Stokholmas yra toks miestas, kur labai daug vagia iš autobusų ir pačius autobusus suniokoja, nes čia biškai daugiau gyvena tokių piktesnių žmonių. Ateinu patikrinti, ar viskas uždaryta ir taip, ople, neužsidaro bagažinės. Nei su raktu, nei iš vidaus, masė išjungta, žodžiu, niekas nepadeda, neužsidaro bagažinės. Skambinu hauso budinčiam, sakau, help me, ką man daryti, kaip man užrakint, o jisai sako, tu gal idiotė, kad man čia su tokiais klausimais mane atrudai ir padėjo ragelį. Negaliu patikėti, aš tikrai negaliu patikėti. Aš niekad gyvenime negalvojau, čia uždaryta, ne? Niekad gyvenime negalvojau, kad norvegai šitaip sprendžia problemas. Idiotė tai idiotė, einu į viešbutį. Jeigu ką, tai žinokit, galit viską pasiimti, aš visai neužpikčiau, jeigu po nakties dingtų viskas, kas yra bagažinėse. Viskas, absoliučiai. Viskas. O ten yra daug. Galiu pasakyti, kurioje gatvėje stovi autobusas, kad pasiimtumėt. Kad paskui jisai suprastų, kad aš buvau ne idiotė, kad rūpinausi bagažinės užrakinimo reikalais. O dėl to, kad aš rūpinausi house turtų. Bet idiotė tai idiotė. Baisiai nemėgstu lifto. Bet ačiū Dievui, šitas liftas visas veidrodinis, tai nebuvo taip ir baisu. Gerai, dabar ieškom 414 kambario. Į kurią čia pusytę mum eiti? 403, 401, 400... Štai yra daug. Einam pasižiūrėsim, kas mūsų laukia vidui. Vienvietė lova, koks mazas kambarys. Ai, Jėzau, palaukit pasiekti daiktus ir aprodau kambarį. Visas sušutus nuo važiavimo. Va. Va tokia va lova. Do you want us to clean your room? Yes, please. Ir tradiciškai. Kaip pasiekė viešbutį. Štai ir atsakymas, kodėl man labiau patinka autobusą vairuoti negu fūrą. Dėl šito daikto. Dėl šito daikto. Reikėjo kartelę įkišti, jaučiu, kad veiktų elektrą. Nes be kortelytės nesijungs elektrytė. Va, čia turim specialų laikytuvą kartelių ir iš karto atsiranda elektriuks. Va. Dėl šito dalyko, nes eisiu dabar kokių 10 minučių pastovėti su nuogaputė po šaltų vandeniu. Ir ryte dėl pusryčių. Kaip gera. O visa kita, žinokit, autobuso vairuotojui būti yra žiauriai, iš tikrųjų sunku. Išbirėjo mano, sakau, blakstienos, kol šiandien verkiau. Išbirėjo blakstienos. Plaukai mediniai. Viskas, einame dušą.